matote, dalyvaujame taikaus pilietinio pasipriešinimo mitinge, kurį spontaniškai suorganizavo ne partijos ar pavieniai visuomenės veikėjai, bet iš tikrųjų ta garliavos drama, kurią išgyveno visa Lietuva, kai akivaizdžiai buvo naudojamas brutalus smurtas prieš vaiką, prieš jo valią. Maža mergaitė jėga išplėšta iš jos artimųjų, iš jai įprastų namų aplinkos ir bukaprotiškai laikantis abejotinos vertės teisėjo sprendimo atiduota į nežinomą aplinką ir visuomeniai nežinomas abejotinos saugumo sąlygas. Ir nepaisant to liūdno fono ar to liūdno įvykio, kuris pažadino daugybę žmonių Lietuvoje pilietinį sąmoningumą, galima ir džiaugtis, kad lietuviams dar vis yra labai svarbiausi ne tiek materialinio pragyvenimo, ekonominių sunkumų, bet etiniai, doroviniai, vertybiniai dalykai. Aš iš tikrųjų su džiaugsmu ir viltimi galiu konstatuoti, kad tai, ko nepadarė eilę metų trunkantys ekonominiai sunkumai, valdininkų korupcija, daugelis teisėsaugoje vykstančių nepaaiškinamų susidorojimų, rezonansinių bylų, kurios žinomos visai Lietuvai, kurios sekamos aktyvesnės visuomenės dalies, tai padarė vieno mažo vaiko likimas. Tai iš tikrųjų liudija, kaip Algirdas Patackas pasakytų, kad esame esos tauta, būties tauta, nevartojimo, nematerialinių dalykų, kad mus, kaip galbūt ne visada yra ir pasiturinčiose visuomenėse, labiau už visą kitą jaudina žmogaus jausmai, mažo vaiko likimas. Manau, kad tai yra labai viltingas ženklas ir būsimai kitokiai Lietuvai, Lietuvos dvasiniam prisikėlimui. Tai buvo tai, kad norėjo baimėje mūsų niekinti kaip žmonės, kad mes esam tiesiog bejėgė prieš tą prievartos mašiną mūsų išgazdyti, o, kaip sakant, mūsų fiziškai išblaškė, mūsų išvaikė, bet mūsų, kaip sakant, nenugalėjo, mes išsaugojom tuo, ko mes esame. Esame piliečiai, esame krikščionys, esame tiesiog žmonės. Šito Klonio gatvė iš mūsų neatėmė. Atėmė tą vaikutį, kurį mes saugojam, bijom, kad jį nesuniekintų, nesunaikintų, bet iš mūsų neatėmė žmogiškumo. Ir mes čia, manau, atėjo daugelis parodyti, kad mes tebesame žmonės, girdintys, matintys, atsakingi už savo veiksmus, už savo kraštą, už savo gyvenimą. Mes norim kurti Lietuvą tiesoje, atsakomybėje, meilėje. Mes norim būti šitos Lietuvos išnešiotojai ir pagimdytojai savo gyvenimo veiksmais. Iš mūsų neatėmė žmoniškumo, manau, neatims to realaus valstybingumo, kur žmonės tarnauja vieni kitiem. Prezidentė, vyriausybė nevaldo, bet tarnauja. Nes per daug jau tapom nuo sovietmečio ir nuo Smetonos laikų pavaldiniai. Mes norim būti kūrėjai, bendra kūrėjai savo valstybės, savo gyvenimo. Be abejo, aš pats buvau tam kambarį, mačiau, kaip mergaitė persigendavo, girdėdama pjaunamas duris. Koks siaubas ją paėmė, kaip jinai gūžėsi po to, kaip jinai jau per stiklą, prie kurio priejo antstolė mojo, kad nereikia, aš tavęs nenoriu, bet tai filmuotoje medžiagoje. Bet mačiau, kaip tas stresas augo, tarpais jis tiesiog negalėdavo kalbėti net iš to streso. Ir tai vadinama kažkuo tai pateisinamu. Tai yra tiesiog užpuolimas žmogaus, vaiko žudimas ir matyti vaiko egzekuciją. Ir man ir daugeliu žmonių buvo tiesiog sunku. Ir žmonės, tiesiog ėjo iš proto. Ir šiandien su vyru kalbu, kuris tiek dienų praėjus, dar negali be vaistų miegoti. Net žinau vyrų, kurie matydami net ir iš ekrano visą tai buvo sukrėsti. Tai yra ne tai, kad tiesiog prieš žmoniškumą aktas, sulyginamas gal kokiu esesininku, kai buvo elgiamasi su žydų vaikais, sakant, kad tai yra teisėta. Man yra labai liūdna, baugu, kad šitoj mūsų valstybėje tai buvo įmanoma. Ir manau, atsakomybė, pradedant piliečiais ir baigiant prezidentę, visiems krenta, kad mes nesugebėjome tūkstančiai stovėti prieš visą šitą mašiną ir pasakyti, kad mes esam gyvenimo dalyviai, mes nesame vergai, mes krikščionys Vojtylos popiežiaus žodžių pakelti nebijome.
nebijokite, nebijom, nes mes nešame savo Dievo veidą, krikščionio veidą ir šitą veidą negali suniekinti ta prievarta ir panašiai. Nesuniekindami vaiką, nužudydami šitą vaiką dvasiškai, užpuldami, tiesiog užmuša kažkiek tai viltį, bet mes viltį nešiojamės. Mes nešiojamės prisikėlimo viltį, žmogaus orumą ir mano nuomonė, šitą užpultis vaiko mus tikrai pakels, šitas vaiko kryžius pakels prisikėlimui, nes šitą kančią, manau, nebeprasme. Dievas ją daleido, šitą mergaitį dalyvauja mūsų Lietuvos atpirkimo darbe su Kristumi. Kaip viena krikščionė pasakė, kur Kristus, jisai ten buvo, jisai verkė, šaukėsi mūsų, bet kaip ir Kalvarijos kalne nedaug žmonių stovėjom po jos kryžiumi. Ačiū. Nieko paus, turėsime padainuoti. Приводила и толпа. Įsivaizduoja, prezidentūra yra приводила толпа. Gėda! Apskritai prezidentūroje nėra. Mes palauksime, mes prisidėsime, kad įvyktų pasikeitimai. Dabar parodom nugarą prezidentūrai. Aš galiu pasakyti. Šiuo momentu tai bet jis yra kol kas mūsų partijos pirmininkas. Broli. Jis yra valdžioj, kada... Aš esu savanoris, aš gyniau valstybę, aš parlamente gyniau, aš kariuomenę kūriau, aš sąjūdį buvau ir aš... Teisingai, aš galiu pasakyti. Dabar, kas vyko prie Kubiliaus ir Kubilius, pirmiausia, prezidentė, o kas kūruoja teisėsaugą, ne prezidentė? Teisingai, prezidentė, abudu tiek Seimo pirmininkė, tai neškite ir Seimo pirmininkė. Visi pijo. Taip, Malda už mergaitę, laisvę ir Lietuvą. Brangūs žmonės, didžiuojuosi, kad mūsų tautoje, Lietuvoje, yra, nepaisant visų sunkumų, išdavysčių ir smurto, tokios gilios etinės nuovokos šaknys, kai kilo kainos, kai sunkėjo ekonominis pragyvenimas, komunalinės išlaidos, emigracija į užsienį. Žmonių tas taip nesujaudino, nors tai buvo sunku ištverti ir suprasti. Bet kada buvo užgautas vienas mažas vaikas, jūs kaip sąjūdžio laikais išėjote į gatves. Tai teikia didžiulę viltį, kad Lietuvoje yra gyva sąžinė, yra gyva dvasia, yra gyvas Dievas. Vaiko, vieno žmogaus likimas jums yra svarbesnis už visus medžiaginius dalykus. Ačiū jums. Kalbėjau čia, meldžiausi su jumis ir teikiau krikščionių bendrijoje Dievo paliktą nuodėmio atleidimą sausio 13-osios naktimis. Ir žmonės vyresnieji, kurie čia šio aikštėje stovėjote, prisimenate, buvome susirinkę su Kristaus motinos mergelės Marijos paveikslu, atvaizdu, kuris stovi dabar už Seimo rūmų. Ko gero, tai buvo labai lietuviška ir simboliška, nes tas atvaizdas mums, tikintiesiems ir įvairių pažiūrų žmonėms, išreiškia tai, kas žmoniškiausia. Moteriškumą, motiniškumą, kūdikystę ir visų tų vertybių apsaugą. Todėl dabar kartu su jumis noriu melstis Sibire lietuvių tremtinių merginų parašytos maldaknygės žodžiais. Marija, gelbėk mus. Marija, gelbėk krauju, ašaromis,
pasiaukojimu, pasiryžimu ir meilę išpuoštą žemę. Marija, sužadink mūsų krūtinėse milžinų galę. Išlaikyk skaisčią tautos dvasią, kurią mūsų tėvai per amžius ugdė. Marija, apšvies klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leisk prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kurią mūsų tėvai per amžius ugdė. Leisk, kad mūsų tauta, mūsų tėvynė, kitų tautų tarpe spindėtų kaip šviesi žvaigždė, gerbtų Dievo ir tavo motiną begalinį gailestingumą ir meilę. Dieve, padėk mus apsaugoti vaiką, padėk mus apsaugoti Lietuvą, padėk mus apginti savo sąžinės. Amen. Ačiū. Prezidentūros atgal. Gerai, o vieną dalyką Audrius sugalvojo. Ateik. Laisvė mergaitė. Aš norėčiau... Laisvė mergaitė. Laisvė deimantė! 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 Galbūt ne visi žino ir bus įdomu, norėčiau jums perskaityti vieną oficialų, tiksliau ne visai oficialų, bet oficialų policijos terpėje pranešimą, kuris buvo paskelbtas policijos departamento vidinio laikraščio Personalo naujienos, kuris yra neprieinamas viešai, yra prieinamas tik vidiniam policijos naudojimui. Tai štai šis pranešimas. Po itin įtempto, atsakingo ir sėkmingo mūsų pareigūnų darbo gegužės 17 Garliavoje sulaukėme daugybės piliečių padėkų. Akcijos bus ir toliau tęsiamos Vilniuje, Daukanto aikštėje ir kitose Lietuvos vietovėse.